Nidoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje surengtas orientavimosi sporto kalnų dviračiais estafečių čempionatas. Kelerius metus rengiamos orientavimosi sporto kalnų dviračiais asmeninės varžybos, tad pabandyta pirmą kartą surengti komandinę rungtį. Vaikinų ekipą sudarė 3 nariai, merginų 2 sportininkės. Sportininkai turėjo kuo greičiau veikti trasą ir perduoti estafetę komandos draugui. Varžybų organizatoriai tvirtino, jog pirmą kartą estafetes nuspręsta surengti po to, kai atsirado nemažai šios sporto šakos gerbėjų ir buvo galima formuoti komandas. Šiemet Nidoje vykdoma pirmą kartą komandinės varžybas, tai estafetės. Kadangi kritinė masė tokia jau susidarė sportininkų, dalyvauja 70-80 sportininkų varžybose, tai jau galima daryti komandinės varžybas, kuriuose komandą sudaro vyrų 3 vyrai, 3 etapai, moterų 2 moterys, 2 etapai. Tai tikimės, tai suteiks žaismingumo ir kartu įkvėps kitus klubus, reiškia burtis daugiau sportininkų ir kitais metais dar didesnė gausa dalyvauti Lietuvos čempionate. Sportininkai trasų žemėlapius gavo tik prieš pat startą, o pirmasis kontrolinis punktas visiems varžybų dalyviams buvo skirtingoje vietoje. Taip stengtasi išvengti grūsties prie kontrolinių punktų. Dviratininkai orientacininkai privalėjo važiuoti tik miško ar miesto takeliais, kitu atveju grėsė diskvalifikacija. Sudėtingiausia varžybų dalyviams buvo kovoti su Nidos kopomis, kurios atėmė nemažai jėgų. Sudėtingos trasos neišsigando Europos orientavimosi dviračiais čempionė Ramunė Arlauskienė, kuri paskutiniajame etape aplenkė varžovę iš Alytaus Dainavos komandos ir išplėšė Ignalinos Budakalnio pirmąjį ekipai pergalę šalies čempionate. Kartu su Ramune šalies čempione tapo ir komandos draugė Agnė Matonytė. Iš pradžių labai stengiausi, kadangi į antrą etapą išvažiavau antrą ir norėjau labai pavyti pirmą komandą išvažiavusi, tai buvo sunku, paskui jau truputį nurimau, kai aplenkiau. Ir kažkaip pagalvojau, kad neturėtų manęs pravyti, jei išvažiuosiu be klaidų, kadangi esu vis tiek stipri. Pasigyriau. Kadangi bendras startas, tai krūva merginų, galima sakyti. Bet taip kažkaip vidury išsiskirstėme ir taip, tikslas buvo kuo mažiau klaidų daryti. Ir kažkiek paskubėti. Trečiąją vietą merginų grupėje užėmė Vilniaus Fortūnos pirmoji ekipa. Vyro estafetę laimėjo 3 Šiaulių Sako komandos vyrai, kurie beveik 3 minutėmis aplenkė Ignalinos Budakalnio pirmąją komandą ir trečiojoje vietoje likusią Vilniaus Perkūno trijulę. Budakalnio komandos narys Donatas Čelkys tapo Lietuvos čempionu asmeninėse lenktynėse. Moterų grupėje čempione tapo ir antrąjį aukso medalį iškovojo Ramunė Arlauskienė.